Sveiki, tai LRG žinios. Su jumis aš, Deivis Music ir mano kolegos Saidas Drag ir Augis Vart. Šiandien žiniose matysite avariją prieš stoties ir pokalbis su mūsų serverio pagrindiniu administratoriumi Def Davis. Linkiu jums gero žiūrėjimo. There's no way to say this song. Sveikas, Deftai. Labą dieną. Tai aš tau dabar užduosiu keletą klausimų. Taip. Pirmas klausimas. Kodėl buvai dingęs? Man buvo iškilę šiokius tokius, gan stipriau šeimininiais bėdus, jog aš neturėjau interneto ir negalėjau tiesiog būti, tarp jūsų, nors labai norėjau, bet dabar viskas kitaip, internetas yra viskas tvarkoje. Gerai, supratau. Antras klausimas. Kiek žadėjau čia pasilikti? Kaip ir kažkada kažkurioje formų temoje buvo minėjęs, kad pasiekus savo tikslą, aišku, daugeliu iškyla klausimas, kokį tikslą. Ogi tokį, kuriuos reikėjo jau labai ilgai pakelti žymų žaidėjų skaičių ir manau, man tai pasiseks, o kaip tai pasiseks, aš turbūt paliksiu jūs ramybėje. Geras klausimas, atsakymas. Trečias klausimas. Kaip manai, ar LRG serveris atsigaus? Aš esu beveik tuo garantuotas, mano manymu, 85% tikimybės, jog visi mano planai pasiseks ir serverėje vėl vyruos didelis žaidėjų skaičius, aišku, jeigu tai pavyks, bet jeigu ir tai nepavyks, aš vis tiek rankų nesiriušiu nuleisti. Gerai, ir paskutinis klausimas, Deftai, kodėl bus admin perrinkimai? Nes serveryje dabartinis, pavyzdžiui, pastovų žaidėjų skaičius yra 30 žaidėjų, ne? Ir daugiau žaidėjų, o serverio valdžioje yra beveik 21 administratorius. Tai kur logika, pavyzdžiui? Gerai. Tai yra nesąmonė, dėl to ir norime perrinkti adminus. Tiesa, nauji administratoriai pagal visus planus, kuriuos mes turim, tai turėtų būti puikus ir, kas svarbiausia, aktyvūs. Gerai, dėkui už jūsų atsakymus. Sėkmės gyvenime, Deftai. Ačiū, ir jums. Taigi, pas mus serverį atvyko mūsų senas, bet labai pažįstamas pagrindinis administratorius Def Davis. Kai atėjo Def Davis mūsų serverį, labai pakilo žaidėjų skaičius. Kodėl? Todėl, kad Def Davis yra čia mūsų, kaip ir minėjau, mūsų senas žaidėjas. Tai jei ateina Def Davis, tai reiškia, galime čia laukti dovanų, paprasčiausiai kaip žaidėjų skaičius, įdomus įvintai ir be abejo premijos su kreditais. Tai sveiki visi, su jumis Algirdas Petruolis ir linkiu gero žiūrėjimo LRG sporto žinias. Taigi, Saidai, kam skirta savo šolį? Jonui Petruoliui ir Algirdas Dienai. O koks jūsų šolis bus? Ant galvos, galvute, kaip sakoma. Aišku, sėkmės. Šolis tikrai atitiko pavadinimą niurką, liaudiškai sakant, ką žinau, vasarą mėtydavo bulves pro langą, tikrai labai panašiai atrodė, buvo klaidelių, bet duosiu kiek, 0,5. Visai nieko, toks šuolis buvo, biškai čia mano skrybelė aptaškiai, tai vat vien už tai duodu 6 balus. Tai Davis Music, mūsų serverio storuliukas, pradėjo sportuoti ir kaip matote, rezultatai gan efektyvūs, jis jau numetė 10 kg, pažiūrėsim, kas bus po to.
Tai būtent aš, Algirdas Petruolis, dėkoju Jums, kad žiūrėjote LRG sporto žinias ir susimatysime kitą kartą. Sveiki. Pastaruoju metu orai Los Santos mieste laikosi geri. Rytoj temperatūra laikysis apie +18 laipsnių. Sanfiero mieste rytoj gali trumpai palynoti. Galima tai pasakyti, kad atėjo tikras pavasaris. Taigi tokie orai LRG.lt serveryje, likite su mūsų kanalu. Beautiful.